Tu matei? Sunkus koks. Taip, Bet jų sunkus, vaikai ypatingai tokie tėvai. sunkus. Norėčiau- Mano tai pirmas buvo sunkus. Mano o tai tavo? antras, žinai. Realiai tokie sunkus tėvai. Pirmasis mūsų keistadis. Labai fainai, kad šita idėja atėjo pas mus, nes tikrai manau ir pati jaučiu, kad per pavyzdžius žymiai lengviau suprasti, apie ką eina kalba. Ir fainai, kad tu įžvalgas galėsi pateikti iš realių gyvenimiškų situacijų. Tai keistadžio principas yra toks, kad pasidalintomis istorijomis iš jūsų gyvenimų, mūsų gyvenimų, iš Lauros klientų gyvenimų tikriausiai, ne? Be, aišku, vardų, žmonių ir panašiai, bandom perpasakoti ir Laura paanalizuos, kodėl taip vyksta, ar tai yra dažnas atvejis ir ką su to daryti tiesiog. Taip, kaip visada, ką daryti? Ką daryti? Tai ką, turime istoriją iš vienos mamos ir, kaip pati sakei, ganėtinai dažnai pasitaikančią tavo praktikoje. Tai važiuojam. Važiuojam. Sudėtingas santykis su tėvais, o ypatingai mama. Vaikystėje, paauglystėje, kuriame galima suprasti, buvo daug trūkumo, nesusikalbėjimo, mažai palaikymo. Gimus vaikui visos buvusios problemos su šeima suaštrėjo. Tarsi atsirado trintis, konkuravimas, viduje atsirado didžiulis susipriešinimas, nes vis dar norisi įtikti, būti gera dukra savo motinai, bet tuo pačiu norisi ir būti gera mama savo tik gimusiam vaikui. Palaipsniui, suaugusios dukros santykyje su mama pasimatė, kad ta mama trokšta iš savo dukros tarsi motiniškų dalykų. Rolės apsikeitė. Moteris turėjo duoti savo mamai tai, ko ji pati tikėjosi iš jos. Palaikymą, supratimą, besąlyginę meilę, tikėjimą, pagalbą sunkiuose etapuose, o ypatingai gimus pirmam vaikui. Tačiau tas pasipriešinimas viduje tik didėjo. Ėmė erzinti nuolatinis bandymas įtikti aplinkiniams, nes dažniausias ir didžiausias troškimas buvo tiesiog būti mama savo mažyliui. Atrodo, kad turi rinktis tarp buvimo gera savo mamai, mama ir savo vaikui. Skamba tai iš ties sudėtingai ir baisiai. Tai kas čia nutiko? Nutiko tai iš vis labai seniai, daug kartų atgal. Bet okei. Jo, iš tiesų dažnas reiškinys, kai mama, kuri nėra, sakysime, emociškai brandi, ji pagimdo vaiką arba vaikus ir tikisi iš vaikų, kad jie duos tai, ko jai pritrūko kažkada. Jo toks gaunasi perkelimas lūkesčio į vaikus. Tas lūkestis kažkada buvo ten į mamą, į tėtį, arba galėjo nebūti. Pavyzdžiui, mano mama neteko savo tėvų labai anksti, bet poreikis tos meilės ir to atliepimo ir kad kažkas iš išorės turi kažką duoti, tai jisai lieka. Ir tai perkeliama tada į vaikus. Ir tokiu būdu tai vyksta pasąmoningai, vaikai pakviečiami į tą suaugusio vaidmenį. Na taip ir nutiko. Būtent tai ir nutiko čia. Kodėl, kaip sakei, pradžioje šitos situacijos tokios dažnos apskritai yra? Ar dėl to, kad tiesiog daug kartų atgal yra tos traumos, kur tėvai vieni iš kitų nemokėjo savo padėti ir kažkaip pagelbėti, išlipti iš to? Jo, manau, kad dėl tos pačios emocinės nebrandos ar negebėjimo atpažinti savo poreikio ir kai tu neatpažįsti jo, tu jo neįsivardini, tu jo nepasisavini, neatliepi, ar ne? Ir kol mes nepasisavinam poreikio, tai kaip ir šnekėjom mūsų tam antroji tinklalaidai, mes turime lūkestį tada, kad kitas tą padarys. Ir kol tu esi vaikas, tai yra normalu. Nes kai tu esi vaikas, tau ir nepriklauso atliepti savo poreikį. Tiesiog, kai tai neįvyksta vaikystėje, mes tarsi užstringame tame ir toliau keliaujame, jeigu aš alkanas, tai alkanas. Ir jeigu aš tikiu, kad tas kažkas išorėje turi man duoti, tai taip ir galvoju. Tik tas, kas išorėje keičiasi.
Ir ten kažkada buvo mama, dabar mano dukra, tarkim, ar ne? Ir aš tikiuosi, kad jinai pasitiks mano lūkestį, atlieps mano poreikį, bus man talpinanti, duos man tai, ko man trūksta. Kas iš esmės yra mamos arba tėčio pareiga duoti savo vaikui. Ne? Taip. Ir iš tiesų taip pat įtikinti vaiką, kad tas vaikas turi tai duoti, labai paprasta, todėl kad tai yra paprasta eilinė manipulacija ir tu tiesiog išmokini, vaikas labai lengvai pasiduoda tokiam dalykam ir išmokstama. Ir dabar kaip šita jauna moteris, ar ne, jinai taip išmoko, taip išaugo, tai jau tarsi įaugo tarp ląstelių, jos kūne yra informacija, aš turiu būti mama savo mamai. Ir tada jai gimsta vaikas. Ir galim tik įsivaizduoti, kokia priešprieša, koks sudėtingas vidinis konfliktas prasideda. Ne visada, nes gali vykti ir taip, kad gimsta vaikas, o aš ir toliau tiesiog noriu būti dukra mama savo mamai. Ir tas vaikas lieka visiškai dar kaip atskira kažkokia galūnė, žinai, ne prie ko. Tai šiuo atveju gražu jau tai, kad ta mergina, ta moteris nori būti mama savo vaikui, bet niekur nedingsta ir tas jos noras, ir tas ryšys vadinamasis, jis nėra, gal negaliu sakyti, nėra tikras, bet nėra sveikas tas ryšys tarp jos ir mamos. Nes jeigu jis būtų sveikas, jį tikrai turėtų galėti ir gebėti laisvai susikoncentruoti į savo vaiką, nejausdama kažkokios pareigos prieš savo tėvus. Arba kaip dažnai sutinku, kad taip, aš žinau, mano santykiai su tėvais yra blogi, bet mano vaikas, jisai turi teisę į senelius. Ir tada tiesiog pasiklausius apie senelius, aš visada sakau, gal jis teisę ir turi, bet jis turi teisę į sveikus senelius, o ne į bet kokius. Taip, bet ką tokioje situacijoje daryti? Tai mamai, kai yra tas toks susipriešinimas. Ir ten linksti, ir ten, ir, tarkim, tu supranti, kaip papasakai, iš kur tai ateina. Ir kas po to slypi, bet, ką su savim daryti? Tu nepadarysi tų tėvų savo dabar kažkokių kitokių. Taip. Tai ir tikėtis, kad jie taps kitokiais, irgi negali, kaip dažnai vyksta, ar ne, kad aš tikiuosi, kad mano tėvai kažkaip jie tuoj, pasikeis. Jie nepasikeis, tam, kad jie pasikeistų, tam turi būti sudarytos kažkokios sąlygos, jie turi kažką su tuo daryti. Tai dabar šita moteris, jinai turi vaiką ir jinai turi tą mamą, kur mama nori toliau laikyti kontrolę ir turėti tą tokį pernelyg artimą kažkokį santykį, ar ne, nelabai sveikos formos. Ir čia mes sutinkame tokį tašką, kuriame vienareikšmiškai reikia daryti pasirinkimą. Kad ir kaip žiauriai tai skambėtų, todėl kad tu gali išsaugoti, kaip aš garsiai sakau, bet turbūt taip ir sakau, tu gali turėti ir tėvus, ir vaikus. Tai reiškia, kad tu gali būti ir dukra savo tėvams, arba sūnus. Ir, žodžiu, tėvas arba mama savo vaikams. Tik tuo atveju, jeigu tėvai yra arba sveiki, arba sveikstantis, arba bent jau apysveiki, kaip mes mėgstam tą žodį. Tai, bet jeigu jie yra tikrai turintis tokių problemų su emocinė branda ir reikalauja iš tavęs jiems būti kažkuo daugiau nei tu esi, kažkokia geresnė, labiau atliepiančia arba leisti jiems įtakoti tavo gyvenimą, tai tokiu atveju tau reikia rinktis tada tu privalai tiesiog rinktis tarp tėvų ir tarp savo vaiko. Ir linkiu visiems pasirinkti vaiką. Bet kaip tai atrodo? Tas vaiko pasirinkimas. Aš manau, kad tai atrodo labai sąmoningai, nes aš tikiu, kad tai galima padaryti visiškai kognityviškai, sąmonės būsenoje, ar ne? Nebūtinai mums reikia nukeliauti į kažkokią transo būseną. Tiesiog, kai tu išgirsti tokį dalyką, kai tau pasako, tarkim, terapeutas ar dar kažkas, ar ne, tau reikia rinktis. Tu negali išsaugoti abiejų. Tada tu ir padarai tą sprendimą. Tiesiog padarai. Tau tai reikia, kad kažkas pasakytų, žinok, taip yra. Tai yra šūdas, tau nepavyks. Tu gali bandyti labai ilgai. Ir tavo vaikas augs. Ir augs taip, kaip augai tu.
Arba tu turi padaryti tą pasirinkimą dabar ir jis augs kitaip. Bet ar įmanoma, nes tas pasirinkimas jo įvyksta viduje pradžioj ir tada palaipsniui tikriausiai ir aplinka pradeda tai justi. Ir ypač tikriausiai ir tėvai labai pajaučia, kokiam tu esi, kad tu jau nebešoksi pagal tą dūdelę, ko iš tavęs, tarkim, prašo, kaip šioje situacijoje. Tada, aišku, gali visko būti ir konfliktai ir panašiai. Kaip tu manai, ar įmanoma tokiose situacijose neprarasti to ryšio su tėvais? Neprarasti to apskritai santykio netgi? Matai, ryšių reikia dviejų. Tai jau čia vienareikšmiškai, kad tu gali bandyti išlaikyti sveiką ryšį tada, bet greičiausiai, kad jie nelabai sutiks su tokiu sveiku ryšiu. Jie norės to, ką anksčiau turėjo, ko nebegauna dabar. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai tau pačiam, kai tu darai tą pasirinkimą, yra reikalinga sveikoji dalis, ta suaugusioji dalis. Mes vėl grįžtame prie to internal family system, ar ne, vidinės šeimos modelio, kur turime vidinį vaiką ir daug vaikiškų dalių ir mums reikalinga puoselėjanti dalis, suaugusioji dalis, ar ne, sveikoji dalis, ar kaip mes ją bepavadinsim. Nes būtent jai ir reikės tvarkytis, dylinti su tom reakcijom, kurias jinai gaus iš aplinkos. Tai garsiai pasakyta, tu turi padaryti pasirinkimą, bet turbūt vis tiek tas taškas kažkokiu būdu turi būti pasiektas ir viduje, turint omeny, kiek aš galiu talpinti tų reakcijų, kaip aš galiu išbūti. Aš vis tiek turiu turėti gana aišku santykį su savim, su savo vertybėm ir su savo atramom. Aš turiu pasitikėti savimi ir tai reiškia, kad turiu pasitikėti savo kūnu ir nervų sistema, kad aš susireguliuosiu. 100% to žinot negalim, ar ne, šokam nuo olos ir žiūrim, kas bus, bet būtų gerai turėti atramas, turėti, nežinau, terapiją, turėti galbūt kažkokias praktikas ar kažką, žinoti, ką aš darysiu tada, kai mane išbalansuos, nes mane būtinai išbalansuos. Taip nebus, kad aš atsisakau vykdyti kažkieno poreikius, norus, ar ne, atsisakau dalyvauti nesveikam santykiai ir pasirenku dabar būti mama savo vaikui ir mano mama tuo atveju netenka mamos. Tai bus blogai tai mano mamai. Ir ji neš savo vidinį vaiką pas mane ir sakys, augink toliau, kur tu pasidėjai, kodėl, atiduok, čia mano. Ir manyje turės būti kažkas, kas išstovės. Ir tai labai kūniška. Ir čia aš tada tokias matau, iškart man dėliojasi arba scenarijai. Nes faktas, kad tada iš tos mamos turi suaktyvėti, jeigu va tokia situacija, jeigu ten mes kalbam pagal taip, kaip turėtų būti, tai suaktyvėtas, kaip sakai, žinai, duok man. Taip. Ir tada arba tu pasakai, kad viskas, ačiū, aš nebūsiu šitam santykiai ir skirstomės į skirtingas pusės ir iš vis nepalaikai, nes tiesiog apsaugai save. Arba tu bandai kažkaip, ne tai, kad bandai, bet turi iš ko atlaikyti tuos, užsimerkti. Bet tada realiai, kad santykis išliktų, tai atrodo reikia, kad ir ta kita pusė pradėtų keistis, pradėtų kažkas vykti tenai, ko mes aišku negalim sukontroliuoti ir pasakyti keiskis dabar ir pasikeis. Tai čia toks labai daug atrodo likimo susidėlioja, arba ne. Ir tada tą santykį išlaikyti, tai arba tu galėsi, jeigu, kaip ir sakai, ta kita pusė pradės kažkaip keistis, arba jis tiesiog nutrūks. Bet tai o ką tu nori išlaikyti? Kas ten buvo, ką ten verta išlaikyti? Tada jeigu ten buvo viskas gerai, tau nekils šitas, tu neatsidursi šitoje situacijoje. Jeigu tu joje atsidūrei, vadinasi, labai klausčiau, ką tu bandai išlaikyti. Čia reikia nieko neišlaikyti, čia reikia sugriauti viską ir statyti iš naujo, jeigu du žmonės nori statyti. Gal aš per kategorišką, bet aš nemanau, kad pavyks išlaviruoti, todėl kad kaina yra, tiesiog tavo vaiko psichinė sveikata ir tiek. Ir vienareikšmiškai jinai bus tokia kaina. Niekaip nesigaus, ne. Bet čia, žinai, jeigu mes, tarkim, kalbam netgi poros santykyje, tarkim, vyras tenai, partneris, žmona ar panašiai,
Jeigu tai yra toksiški santykiai, nu tai pavadinsiu tas terminas, kur visiems irgi čia girdimas, tai tu gali pasakyti čiau viso gero, nes, nu, tai yra svetimas tau žmogus, bet aš girdžiu, vat, iš aplinkos irgi, nu, kad tai yra tėvai. Tu atrodo, turi tą santykį iki negalėjimo bandyti išlaikyti, nes, o kaip kitaip, čia yra tavo biologiniai tėvai, kurie tave augino, tiek į tave dėjo ir ką tu dabar tiesiog sakysi, ne, ačiū, man netinka šitie toksiški santykiai ir čia bambino. Kaip tai iš vis, nu? Kaip tai atrodo? Kaip tai atrodo, jo. Maždaug taip ir atrodo. Man netinka Čia šitie toksiški santykiai. Nu, nes, supranti, nu nėra jokio viduriuko. Tau jie arba tinka, arba netinka. Ir tu gali toliau meluoti savo ir kitiems. Bet jeigu tau jie netinka, tu turi... Tai bus sąžininga. Tai bus labai skaudu kažkam. Greičiausiai vidiniam vaikui, ten mamos ar tėčio, ar ne. Bet tai bus sąžininga. Nes tau iš tikrųjų, nu, nebetinka. Tu išaugai. Čia taip kaip bandyti visą laiką nešioti tos pačius rūbus. Bet tau 13, tu užsidėjai tą sijonuką, 15, 20, nu, jau viskas, jis tikrai spaudžia, o tu vis tiek jį nešioji. Sentimentai. Čiagi mano sijonukas, nu tavo, bet tu išaugai, nu viskas, tu turi jį pakeisti. Taip ir santykis. Jeigu jis neauga, kažkas netvarkoja. Tai taip ir šeimoje, ar ne, ir su vaiku, juk tu augi. Tu turi vaiką ir augi. Mūsų visus augina mūsų vaikai. Dėja, ne mes jos, bet bandom va dabar. Tai ir čia, taip man taip daugiau nebetinka, tu praneši ir tada žiūri, kas bus. Ten bus visada egzorcizmas, ar ne, vyks dalykai, išlys visi demonai ir jie visi ten šnypš, rėks, ten daužysis. Galbūt paskui pavyks rasti kažkokius sąlyčio taškus, aš tai vadinčiau. Aš tai nepavadinsiu vis tiek santykiu ar ryšiu, nes ta mamos mama, ar ne, jinai juk yra kupina, nu tokių vaikiškų dalių, tiesiog sudaryta iš tų vaikiškų dalių. Jeigu jinai neužsiaugina vidinio suaugusio, tai tos vaikiškos dalys toliau turi pas kažką būti nuneštos. Jinai ir toliau vis tiek neš pas tave. Ir aš matau ir savo sesijų metu, kaip apkvailina tos mamos, kai sakysim, nu, vat moteris, ar nesako, viskas mama, man taip nebetinka, aš čia brėžiu ribas, toksiškumo daugiau tokio būti negali, taip nebedarysim. Ir mama taip, gerai. Ir viskas. Ir žmogus tikrai patikė, aš ir pati pasimoviau ne kartą ant to, kad wow, mane suprato ir dabar jau bus taip. Ir kai sekanti kartą užplūsta vidinis vaikas, tą pačią mamą tenai, ir tavo mama ateina pas tave vaiko būseno ir rėkia, žinai, gelbėk mane ir augink dabar mane, tu privalai, nu, pamatai, ko nematęs ir tada galvo, o Dieve, kaip taip nutiko, jo, tai tas tikrai tiesiog kažkaip suvokti ir priimti, kad tas vidinis vaikas mano mamoje ir mano tėtyje yra. Ir jeigu jame nėra suaugusio, tai jie atėjęs pas mane, jis jo tikisi iš manęs. Dabar einam į tą dalį, kas būtų, jeigu būtų. Čia kokio reiktų pragrojimo. Kas būtų, jeigu būtų. Gerai. Kas būtų, jeigu ta moteris bandytų toliau laviruoti? Tarp, kaip sakai, meluoti savo, čia toks buvo griežtas pasakymas, bet ir ten, ir šokinėti. Žodžiu, jeigu jinai bandytų išlaikyti iliuziją, kad jinai gali, tai kas nėra įmanoma. Taip. Okay. Aš labai norėjau įvardinti tai. Nu, kas būtų? Jinai būtų mama savo mamai ir jos dukra, jeigu tai gimtų dukra, jinai būtų mama savo mamai, ir ne, žodžiu, vaikai ir toliau vaikas, sekantis vaikas, jie visi būtų apkrauti vaidmenimis ir atsakomybėmis, jo. Jeigu aš atsakau už mamos emocinį foną, tai kažkas turi atsakyti už manąjį. Už mano emocinį foną atsako mano vaikas. Net jeigu aš taip nenoriu, vis tiek taip gausis, nes tu neišlaikysi dviejų pusių. Gali bandyti, bet neatlaikys nervų sistema. Tai jeigu aš rūpinuosi mamos maisteliu, tai kažkas rūpinsis mano maisteliu, ar ne? Ir taip ir bus. Tai tada reiškia, tos moters vaikas auga našlaitis. Švelniai.
pasakyta. Aš Bet tiesiog tęsiasi ta grandinė, Jo. kuri ėjo iki šiol ir Bet ir nieks ta nesikeičia. moteris, jinai yra našlaitė. Ne biologiškai, bet Taip. emociškai taip. Jos, jeigu jinai yra mama savo mamai, tai jinai neturi mamos. Ir jinai yra našlaitė. Ir jeigu jinai neatsisuks į savo vaiką, tai ir vaikas yra našlaitis. Nes jinai užsiėmus mamos auginimu. Ir žinai, kas liūdniausia? Kad jinai negali užauginti mamos. Ir kad išeigoje vis tiek nulis. Vis tiek visi nelaimingi. Tai jeigu jinai pasirinks vaiką, tai bent jau vaikas turės mamą. Nes jos mama jau vis tiek neturės mamos. Jinai niekaip neatstos jos. Tai yra neįmanoma. Tos skylės užpildyti vaikas negali. Aš pati bandžiau. iš abiejų pusių. Ne, tai nepavyksta. Nei aš galiu būti mama savo mamai, nors jai to labai reikia. Nei mano vaikas gali būti man, nors man irgi labai reikėjo. Tai apibendrinant šitą istoriją, šitą keistadį, tai kaip ir paminėjai, kas būtų, jeigu pasirinktų vaiką, ta mama, tai iš esmės ta grandinė nutrūktų, aišku, greičiausiai nepasidarytų viskas taip lengvai ir paprastai, kad 1, 2 ir padariau. Tam tikra dalis visuomenės nepaplotų, Taip. ar ne, pasakytų, tu kokia esi nefaina dukra, tą irgi reikėtų atlaikyti, bet mes gautumėme sveikesnį emociškai visuomenės narį, tiek tą pačią motiną, tiek jos vaiką. Labai pasisektų jos vaikui. Ir manau, kad jai pačiai labai palengvėtų tai. Ir tada ta dukra ar sūnus, tie mažieji vaikai jau matys visai kitokį pavyzdį. Jau jie bus nebe našlaičiai ir greičiausiai daug paprasčiau ir jiems nebereikės rinktis, žinai, jiems nebereikės rinktis, nebereikės atsistoti toj kryžkeliai, nes toj kryžkeliai, pripažinkim, ten labai baisu. Tai nėra tiesiog pasirink, aš dabar atsakau, ar net šiurpas toks eina, žinai, kairė ar dešinė. Jeigu taip, tai bus taip. Aha, labai paprasta, bet viduje baimė, nes mes juk irgi turim vidinius vaikus ir irgi, kai auginam savo tėvus, prisijimam tą vaidmenį, mes labai labai norime būti mylimi ir mums tai gyvybiškai svarbu. Tas vidinis vaikas vis dar jaučiasi taip pat ir kai jam reikia išduoti savo mamą, tai yra labai baisu. Bet pasirinkdamas, tu jau turi tada tą suaugusiai. Pats pasirinkimas jau daromas iš suaugusios dalies. Ir savo, ir vaikui duodi labai daug. Tai ką, rinkite savo vaikus ir save šitoje vietoje greičiausiai. Ir tą reikia pasakyti. Jo, būtinai. Save ir savo vaikus. Bet vaikai kažkaip paspartina procesą. Taip, vienareikšmiškai. Tai ačiū labai. Dalinkitės, rašykit. Labai įdomu išgirsti jūsų istorijas. Nereikia konkrečių vardų ir faktų, bet tiesiog pasakokit apie tai, kas vyksta jums. O mes apie tai pakalbėsim. Ačiū labai, Monika. Ačiū jums visiems. Ačiū visiems. Ačiū, Laura.